minutę. Sekantis pasisakys Antanas Jonušas, kuris yra mokytojas, Meilės Lukšienės premijos laureatas. Ir kai mokomės apie istoriją, kalbame apie tai, kaip žmonės galvojo, apie jų idėjas, apie jų veiksmus ir kodėl jie elgėsi būtent taip, esant būtent vienokioms ar kitokioms aplinkybėms. Ir tai yra labai įdomu ir svarbu, bandyti suprasti. Ir kai mokomės apie genocidą bendrai ar apie holokaustą labai konkrečiai, taip pat mokomės apie idėjas, kodėl žmonės turėjo ir vis dar turi antisemitinių idėjų ir pažiūrų ir kaip jos gali virsti susidorojimu, neapykanta, išskirimu, smurtu, genocidu. Ir jeigu į potencialiems partneriams taip neatrodo, tai turi pasakyti pilietinė visuomenė. Tai ačiū Jums, kad atėjote. Žalos jau yra padaryta, tai mūsų užsienio partneriai, Amerika, Vokietija, kitose šalyse labai rimtai žiūri tai, kas vyksta čia ir kokia valdančioji koalicija dabar susidaro. Tai žala jau yra. Ir žalos bus daugiau. Ir kas blogiausia, tai aš kaip mokytojas, kaip 2 vaikų tėtis jaudinuosi dėl to, ar mes tikrai einame saugios visuomenės link. Aš noriu, kad mano vaikai augtų saugioje visuomenėje, kurie galės būti to, ko nori. Nepaisant savo religijos, kurią pasirinks, nepaisant to, kad jie kažkur gali tapti kažkokie kitokie. Ir tokia politika yra grėsmė jų saugumo, iš to nenorima, tai netinka. Jeigu neįsižeisite už tokį pavadinimą. Na, iš tikrųjų, čia galėtų būti proga kreiptis į poną Žemaitaitį, dėja, aš nekalbu tą kalbą, kurią kalba ponas Žemaitaitis ir tikiu, kad kiti čia susirinkę irgi ją nekalba. Priminsiu, kokiomis kalbomisgi kalba jisai. Jis kalba tautinės neapykantos kalba, jis kalba bailumo kalba ir jis dar kalba skundikų ir kolaborantų kalba. Apie pastarąsias 2 kalbas turbūt daugelis jau bus pamiršę, bet aš priminsiu, kad jisai viešai yra sakęs apie tai, kad jeigu kiltų kažkokie tai įvykiai, karinės invazijos grėsmė, jisai pats pirmas saviškius išgabentų iš Lietuvos ir dargi jisai pats pirmas savo politinius oponentus, kolaboruodamas su įsiveržėliais, nurodytų jų koordinates, kad galėtų juos susprogdinti. Taigi... Ačiū dar sykį. Dabar kalbės Miglė Krancevičiūtė, kuri yra žurnalistė, žurnalistinių tyrimų centro Siena, viena iš įkūrėjų. Tai, Miglė? Labai nuostabu matyti, kad jūs iškeitėte savo šiltų namų komfortą į atstovėjimą už tai, kuo tikite. Ir šiandien matome, kad susidūrėme su nauja realybė, kai nepriekaištinga ar bent švari, net bent jau patenkinama reputacija politikoje nebėra ne tik kad būtinybė, kad tam, kad tave išrinktų, bet apskritai nebėra pliusas. O prasta reputacija, sutepta neapykantos kurstymo kalbomis, tampa marketingo triuku. Tam tikra priemonė surinkti daug nepatenkintų kryžiukų biuleteniuose.